Labadiena, Mindaugas Čaplikas, esu Dvarakos bityne ir šiandieną tokį darysiu įdomų dalyką, pirmą kartą gyvenime su bitėmis. Tai yra, čia gyvena bičių tokia šeima, darau tokį eksperimentą kaip ir tokį natūralaus bitininkavimo. Tai čia praeitais metais į šitą avilį įskrido spiečius, pakankamai stiprus. Ir jisai praeitais metais siuvo savo čia lizdą. Tai esmė kokia, kad šitame avilyje aš bitininkauju be vaškuolių. Čia yra praeitais metais, reiškiasi, tas spiečius, kuris įskrido, jisai vat yra toksai lizdinis blokas. Ir šitame lizdinėje bloke praeitais metais bitės siuvo savo lizdą. Ir jos pasisiuvo čia lizdą ir mano užduotis dabar jau yra 2 metai, kaip čia gyvena tas spiečius. Reiškiasi bandyti toliau plėsti tą lizdą, vėlgi be jokių vaškuolių, kad bitės siūtų iš savo vaško, kuo natūraliau. Ir esmė kokia, kad bitės gyvena tame lizde, ten augina perus, ten jos žiemoja. O toliau, reiškiasi, pavasarį, vasarą jos plečiasi šitų rėmelių pagalba. Ir dabar pagal idėją jos turėtų pasiūti šitą rėmelį, prikrauti į medų ir aš tada turėčiau medų užsiimti rėmeliais, o bitės turėtų gyventi savo lizde. Tai va tokia technologija šiais metais bandysiu ir labai smagu, kad šitas spiečius išgyveno žiemą. Ir dabar aš pabandysiu įdėti šitą rėmelį ir žiūrėsiu, kaip jos čia siuva toliau. Tai galime taip dar pasižiūrėti, aš nelindau. Iš esmės netgi po žiemos, jos kaip gyveno, taip ir gyvena. Tai pasižiūrėsim, kaip jos čia reiškiasi laikosi. Yra balandžio galas ir dabar toksai metas, kaip atšalo kelias šitą savaitę, tai pakankamai šalta dabar yra, kažkur apie 5 laipsnius. Bet manau, mes neatšaldysim per daug jų lizdo. Mums tiesiog reikia įdėti iš šoniuko vaškuolę. Ir žiūrėkite, bitės jau reiškiasi ant gale pačiam vaikšto. Tai reiškiasi, gali būti, kad jau jom reikia vietos. Nežinau, jos šiasius nesius. Tai ten yra tas, reiškiasi, lizdas, kurį jos pasisiuvo per praeitais metais. Ir dabar aš dėsiu čia vaškų tą rėmelį, kaip ir pasižiūrėsiu iš vis, ar jos šiasius man ar nesius. Tai tai toksai dalykas ir bandysiu, stebėsiu, kaip sakyti, jeigu sius, tada dėsiu dar vieną ir tokiu būdu bitės plėsi šiais metais, reiškia, iš tų rėmelių pagalba, iš kurių aš bandysiu išimti medų. Tai toksai bandymas, toks eksperimentas, 2 metai, kol kas viskas eina taip, kaip turi būti ir žiūrėsim, kaip čia gausis mums toliau. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.